Labas, sveika prisijungusi prie šios nuostabios saulėtos antrosios dienos mūsų 14 dienų vaisingumo ir sąmoningumo kelionėje. Aš esu Agnė, o čia yra Džekis. Ir šiandienos mūsų fokusas yra dėmesingumas. Vakar susijungėme su savo kūnais ir mintimis, o šiandien skirsime dėmesį kūno dalims, kurios yra šiek tiek įsitempusios ir reikalauja daugiau dėmesio, taip pat savo mintims, emocijoms ir nuotaikai. Ir žinoma, viską priimsime be jokio nuteisimo, taip kaip yra. Tad pradėkime. Taigi, šiandienos praktiką darysime ant kilimėlio, įsipatoginkit, patogiai atsisėskit. Ir pradėsime nuo gilių įkvėpimų. Rankos kyla į viršų, įkvepiam. Leidžiasi žemyn, iškvepiam. Kartosime tai dar keletą kartų. Ir kvėpuojant, vėl pagalvokime apie šiandienos intenciją. Kodėl šiandien atėjot, prisijungėt į mūsų antrąją dieną. Galbūt šita intencija yra tokia pati, kaip ir buvo vakar. O galbūt turite naujų kažkokių jausmų, emocijų ar minčių. Tai pagaukit šią intenciją savo mintyse ir išlaikykit ją visos praktikos metu. Ir paskutinį kartą įkvepiu. Ir iškvepiu. Puiku. Sėdim su tiesiom nugarom ir iš lėto pradedame sukti savo galvos ratu. Galit užmerkti akis. Lengvai kvėpuojame. Niekur neskubam. Šį laiką skiriame sau. Ir į kitą pusę. Dar keletą kartų. Ir paskutinis. Puiku. Žiūrėsime į šonus, tempiu kaklą į vieną šoną ir lėtai nukeliauju į kitą šoną. Į vieną ir į kitą. Ir paskutinį kartą. Puiku. Keliame vieną ranką per šoną, kitą ranką ant kilimėlio ir iš lėto važiuoju ant šono, tempiu savo šoninę kūno dalį. Galite žiūrėti į viršų arba žemyn, kaip jums patogiau. Išlaikome nugaras tiesias. Ir lėtai paleidžiam. Jauskit, kaip kraujas sušildo ranką ir keliamės į kitą pusę ir tempiame kitą šoną. Ir paleidžiame. Puiku. Kojos išlieka kaip yra, nugara tiesi ir pradedu važiuoti didelius ratus su savo krūtine. Į priekį, į šoną, atgal ir į šoną. Galit paleisti galvą ir kaklą. Jeigu norisi dar išjudinti. Galit užmerkti akis. Ir dar vienas ratas. Ir važiuojame į kitą pusę.
Ir dar kartelį. Puiku. Sėdime taip, kaip ir sėdėjome ir bandome pajausti apačią savo stuburo ir klubus. Ir labai mažiukus ratukus sukame su klubais ir masažuojame savo dubens dugną, klubus. Gali būti, kad net iš šono nesimatys, kaip jūs tai darot. Šiek tiek sunku tokius smulkius mikro judesiukus daryti. Bet jie labai puikiai masažuoja. Ir į kitą pusę. Pajauskite, kurie raumenys būtent įsitempia, kai darote šios mažus ratus. Ir paskutinis ratas. Puiku. Rankos už nugaros. Pakils mūsų klubai šiek tiek į viršų. Ir bandome daryti tokius pat ratus, tik šiek tiek didesnius, su klubais. Galite jausti tempimą. Niekur neskubam. Nedarome per daug. Ir į kitą pusę. Šiandien fokusuosimės labai daug į savo klubus, jų mobilumą, tempimo pratimus. Ir paskutinis ratas. Puiku. Taigi pradėkime savo pratimus. Kojas suglaudžiame kartu, pėda į pėdą, nugara išlieka tiesi. Griebsime su savo rankomis, apsikabinsime pėdas. Nepergyvenkit, jeigu negalite pasiekti su keliais žemės, ar ne, kad ir kur esate, kad ir čia, vis tiek išlaikome tiesę, pasitikinčią poziciją, ar ne, nugara tiesi, kaklas ilgas. Kur esat, ten reiškia ir turite būti. Tai neperspauskit savęs. Ir darome aktyvų drugelį. Leidžiame kojoms pilnai atsipalaiduoti, atverti klubus ir nusvirti kuo arčiau žemės. Dar keletą sekundžių. Ir sustabdome ir laikome šią poziciją. Jeigu norit, galit padėti savo paspausti su alkūnėmis kojas, jausti lengvą tempimą ir žinoma nepamirštam kvėpuoti. Dar 5, 4, 3, 2, 1. Kartojame aktyvų drugelį. Pamažu pajausit, kaip klubai kojos pasiduoda. Pajauskit net mikro tą pokytį, kaip galit padaryti kiekvieną kartą vis daugiau. Ir atpalaiduojam, prisitraukiam šiek tiek arčiau, išlaikome nugaras tiesias. Ir 5, 4, 3, 2, 1 ir paskutinį kartą aktyvus drugelis. Puiku. Ir sustabdome. Ir šį kartą maksimaliai kiek išeina, pasvyrame į priekį, galite ištiesti rankas, jeigu norisi, ir laikome.
Ir 5, 4, 3, 2, 1. Lengvai paleidžiam. Vieną koją ištiesime į šoną pilnai, kita lieka kur buvo. Jinai bus mūsų atraminė, pagalbinė tokia koja. Ir dabar keisdami kojas darysime kojų ratus. Tai reiškia, koja šoninė yra tiesi, pakelsime ir 5 ratukus mažiukus suksime. Išlaikome savo poziciją, išlaikome tiesią nugarą, neužkeliame pečių ir sukame mažus 5 ratus, keisime į kitą koją ir taip kartosim 3 raundus. Taigi pasiruošiam ir važiuoju 1, 2, 3, 4, 5. Lengvai nuleidžiu, keičiame kojas, pasiruošiam ir 1, 2, 3, 4, 5. Puiku, keičiame vėl. Galite pakeisti dabar poziciją. Į kitą pusę galite ratą sukti, ar ne, jeigu norit pamėginti. Pasiruošiam ir 1, 2, 3, 4, 5. Ir keičiu kitą koją. Ir 1, 2, 3, 4, 5. Turėtumėt puikiai jausti savo šlaunų raumenų darbą, ar ne, tiek vidinį, tiek pagrindinio didžiojo raumens. Ir paskutinis raundas. Pasirinkite, į kurią norit poziciją sukti, kuri labiausiai patiko. Pasiruošiam ir 1, 2, 3, 4, 5. Ir keičiame koją. Ir 1, 2, 3, 4, 5. Šaunuolės. Taigi dabar paprašysiu jūsų šiek tiek save pačelendžinti. Toks mini iššūkis. Pagriebsime su rankomis savo pėdas iš vidaus ir pabandykime ištiesti koją į šoną, liekant su kūnu per vidurį, ar ne? Ištiesiu koją, pasižiūriu, ar pavyksta ar ne, galbūt norisi pagriebti šiek tiek arčiau, sugrįžtu. Ta patį pamėginkime su kita koja, ištiesiu, sugrįžtu. Dar kartą pakartojame. 1, 2, neužkeliam pečių, išliekame su tiesiom nugarom, kvėpuojame ir paskutinį kartą. Ir tuomet pabandysim kažką labai smagaus, šiek tiek pabalansuoti su savo kūnais. Taigi, pasižiūrėjot, kur galite pasiekti, ar ne, kur patogu ištiesti tas kojas. Ir dabar visiškai tiesiomis nugaromis, sėdint ant dubens, bandysime ištiesti abi kojas vienu metu ir balansuoti. Jeigu netyčia pradėtumėt svirti į priekį ar atgal, į priekį, tuomet, aišku, sustabdysite save su rankom ar su kojom. Jeigu pradėsite svirti atgal, iš karto susigūžkite į kamuoliuką ir griūkite tiesiog ant nugaros. Ne tiesiom nugarom važiuojame ant grindų, o susigūžiame į kamuoliuką. Bijoti tikrai nėra ko, nes esame arti grindų, tai tikrai nesusižeisit. Ir pajauskit, pasižiūrėkit, būtent skirkit dėmesį, ar ne, kokios emocijos, kokie jausmai, pakankamai žaismingas šitas pasibandymas yra. Jeigu niekada dar nebandė to daryti, tai irgi labai smagu. Ir ištiesusios kojas palaikysime 5 sekundės ir sugrįšime ramiai į vidų. Taigi iš pradžių tik pažiūrėkite, ar ne, griebiu savo kojas, lėtai susikaupusi, iš lėto ištiesiu, palaikau ir grįžtu ramiai ant kilimėlio. Puiku, bandome visos kartu, iš lėto susikaupus, ištiesiu, kvėpuoju. 5, 4, 3, 2, 1, lėtai sugrįžtu.
Viskas tvarkoja, jeigu nespėjate, ar ne, kiekviena savo ritmu. Tiek, kiek išeina, nepasiduokit, pamėginkite bent 3 kartus. Tai važiuojame 2 kartas, tiesiu kojas, nugara tiesi, laikau balansą, 2, 3, 4, 5 ir važiuojame vėl ant kilimėlio. Paskutinis kartas. Tikrai garantuoju, kad visom pavyks padaryti bent kartelį, bent sekundę užlaikyti, ar ne? Ir keliame kojas tiesiam ir laikom. 1, 2, 3, 4, 5. Ir grįžtam. Šaunuolės. Labai puiku. Ištiesiame po vieną koją į šonus. Darysime priekinį blyną. Kojos tiesios, liečia žemę. Nugaros lygiai taip pat tiesios. Įkvepiame giliai. Ir važiuojame žemyn, 4 žingsniai. 1, 2, 3, 4, laikau. 1, 2, 3, 4, keliaujam atgal. 2, 3, 4. Dar 4 kartus į priekį. 2, 3, 4, laikom. 1, 2, 3, 4, atgal. 1, 2, 3, 4. Kartojam. 1, 2, 3, 4, laikom. 1, 2, 3, 4, atgal. 1, 2, 3. Dar 2 kartai. Kvepuojam. Nugaros tiesios. Laikom. Kojos prispaustas prie žemės. 3, 4, keliauju atgal. 2, 3. Paskutinis. Žingsnis, žingsnis, žingsnis. Ir pasiliekam laiko. Pasiduokit, atsipalaiduokit, ar ne? Pasitikėkit savo kūnu. Ten, kur esat, ten reiškia ir turit būti šią akimirką. Stenkitės nesikūprinti, neįtempti kūno. Siųskit pozityves mintis savo raumenims. Siųskit pozityves mintis, kad jums gera čia, kur esat, šitoje pozicijoje. Jūsų kūnas atsimins. Mūsų raumenys turi atminti. Jie žinos kitą kartą, kad šitoje pozicijoje jums patiko, kad sugeneravo daug teigiamos energijos. Ir tuomet be jokių problemų galėsite vėl puikiai šitoje pozicijoje išbūti. Ir paskutinės sekundės dar maksimaliau, kiek galiu, pasvyru į priekį ir grįžtu. 1, 2, 3, 4. Šaunuolės. Iš lėto suglaudžiu kojas. Parodau joms, kad galima būti ne tik plačiai atsivėrus, ar ne? Turėtų būti įdomus jausmas. Padarome lengvą masažą. Ir tuomet versimės ant priekio. Tai pervedu kojas atgal. Taip. Rankas laikysime priekyje. Kojas po truputį keliais atidarinėju į šoną tiek, kiek galiu. Išlaikau statų kampą tiek su pėda, tiek su blauzda. Atveriame tiek, kiek galim. Laikomės arba ant rankų, arba galim keliauti ant alkūnių, jeigu skauda riešus. Ir iš čia 10 kartų lengvai, niekur neskubant ir nepertempiant, pasiūbuojame į priekį ir atgal. 2, 3. Turėtumėt jausti tempimą, būtent klubų srityje, iš vidinės šlaunies pusės. 6, 7, 8, 9 ir 10. Ir keliaujame ant alkūnių. Klubai išlieka vienoje linijoje su mūsų keliais, tai nenukeliaukit per daug atgal ir per daug į priekį.
Išlaikome per vidurį vienoje linijoje su keliais ir pasižiūrėkit, kiek galite dar labiau atidaryti šitą varlytės poziciją. Ir laikome. Vėl lygiai taip pat jaučiame lengvą tempimą, nesustojame kvėpuoti, stengiamės neįtempti savo kaklų, nugaros ar ne, pečių. Ir siunčiame vėl tas pačias pozityves mintis savo kūnui. Dar 5, 4, 3, 2, 1. Iš lėto pasikeliame, po vieną koją surenkam, kad nepasitemptume. Atsisėdame kojos kartu ir vėlgi lengvai sukame klubus ratu. Šiek tiek leidžiame atsistatyti, ar ne? Taip, ir į kitą pusę. Pajauskite šilumą savo kojose, savo vidinėse šlaunyse, savo klubuose. Puiku. Ir liko 3 pratimai šiandien. Keliausime ant šono. Pasiremiame su alkūne ir padedame savo galvą ant rankos. Viena koja yra sulenkta, kita tiesi. Ir darysime šoninius kojų pakilimus, 3 skirtingų tipų. Tai dabar paprastai tiesiog keliame tiesią koją į viršų. 1, 2, 10 kartų. 3. Ir paskutinis. Puiku. Iš čia. Lenkiu, tiesiu, leidžiu žemyn. Lenkiu, tiesiu, leidžiu žemyn. Lenkiu, tiesiu, leidžiu žemyn. 4. 5. Dar 5. Niekur neskubam. Koja tvirta. 8, 9 ir 10. Keičiame puses, kyla, lenkiam, tiesiam. Kyla koja, lenkiam, tiesiam. 3, 4, 5, dar 5 kartai. Ir paskutinis. Puiku. Pagriebiam pėdą iš vidaus ir iš lėto tiesiame koją. Jeigu nepasiekėt pėdos, griebkit per blauzdą, per kelį, ar ne, neperspauskit ir laikome 10, 9, 8. Ir paleidžiame iš lėto, niekur neskubant, mylint savo koją. Puiku. Verčiamės ant kitos pusės, kartosime lygiai tokius pat kitos kojos pakelimus. Pasiremiu galvą, sulenkiu atraminę koją ir keliame tiesę. 1, 2. Ir lenkiam. Lenkiam, tiesiam, leidžiam. Lenkiam, tiesiam, leidžiam. 3, 4, 5, dar 5.
paskutinis. Keičiam puses. Į viršų, sulenkiu, ištiesiu. Į viršų, sulenkiu, ištiesiu. 3, 4, 5, dar 5. Ir paskutinis. Puiku. Paimame pėdą ir iš lėto tiesiame koją. Trys, 2, 1, lėtai paleidžiam. Puiku. Paskutinis šiandienos pratimas. Įsitaisome ant nugaros. Pečiai nuvesti žemyn, nugara tiesi. Rankas laikysime prie klubų. Ir kelsime kojas į viršų. Ir darysime 10 atidarimų į virvutę. Atidarau, kryžiuoju, atidarau, kryžiuoju. Vieną kartą užsikryžiuoja viena koja priekį, kitą kartą kita, ar ne? 10 kartų atidarom ir tuomet laikome virvutę ore. Pasiruošiam ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir paskutinis 10. Atveriam, griebiame koją su rankomis ir laikome 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sulenkiame kojas, suglaudžiam. Puiku, kartosime dar 2 kartus. Pasiruošiam ir keliauju. 1, 2, 3. Ir paskutinis. Atveriame kojas, laikome 1, 2, ir 10. Sulenkiam ir suglaudžiam. Ir mūsų paskutinis šiandienos pratimas. Taigi pasiruošiam, šaunuolės. Jau įveikėte beveik šiandienos visą praktiką. Tikiuosi, kad jaučiatės puikiai, kojas viršuje. Ir 1, 2, 3, 4, dar 6. Ir paskutinis. Super. Atveriam kojas ir laikome. 7, 8, 9, 10. Sulenkiam ir suglaudžiam. Šaunuolės. Ištiesiame pilnai savo kojas. Leidžiame kojų pirštams nusvirti į šoną. Giliai įkvepiam ir iškvepiam. Leidžiame prisipildyti pilvui, šonkauliams, krūtiniai, oru ir viską paleidžiam. Galite uždėti vieną ranką ant pilvo apačios, kitą ant krūtinės. Užmerkti akis. Dar giliai įkvėpkime ir iškvėpkime.
Nenustokime giliai kvėpuoti savo ritmu, taip kaip atrodo jums ir jaučiasi jums natūraliausia. Pajauskite savo kūną, kaip jis dabar jaučiasi. Šiandien daug dėmesio skiriame savo klubams. Įsivaizduokite, kiek daug dabar deguonies, maistingų medžiagų, kraujo teka į jūsų visą klubų sritį, į reprodukcinius organus. Kaip tai yra be galo naudinga mūsų vaisingumui. Pamažu keliaukite į savo vidų. Pajauskite ne tik kūną, bet ir susitikite su savimi, saugioje, ramioje jūsų erdvėje. Ir šioje ramioje ir mylinčioje erdvėje pakartosime 5 kartus šiandienos afirmaciją. Iš visos širdies, tikėdamos tuo, ką sakome. Galime tai sakyti garsiai arba tylomis, mintyse. Svarbu, kad tai, ką sakote, jaustumėt ir būtumėt savo teisios. Aš girdžiu savo mintis, jaučiu savo kūną ir priimu save tokią, kokia esu. Aš girdžiu savo mintis, jaučiu savo kūną ir priimu save tokią, kokia esu. Aš girdžiu savo mintis, jaučiu savo kūną ir priimu save tokią, kokia aš esu. Aš girdžiu savo mintis, jaučiu savo kūną ir priimu save tokią, kokia aš esu. Aš girdžiu savo mintis, jaučiu savo kūną ir priimu save tokią, kokia aš esu. Iš lėto pradėk grįžti į čia ir dabar, pradėk girdėti aplinką, jausti ją. Pajudink savo kojų pirštus, rankas, išsitempk, jeigu yra noro. Kada būsi pasiruošusi, atmerk akis. Pajaus, kaip dabar jautiesi, kokia nuotaika, kokia emocija. Prisimink intenciją, kurią sukūrei šios praktikos pradžioje. Tu jau įveikiai šią praktiką. Tu jau esi laimėtoja.
Ir padėk savo iš lėto atsikelti per šoną. Noriu pasakyti, jog aš be galo tavimi didžiuojuosi. Ir ne veltui sakau, jog tu esi laimėtoja, nes tu įveikei jau 2 dieną. Tai labai sveikinu tave, kad esi šioje gražioje kelionėje kartu su manimi. Ir užtvirtinkime šią dieną paskutiniu, didžiausiu ir giliausiu įkvėpimu šios dienos. Tai giliai iš visos širdies įkvėpiame visą orą, kuris yra aplink tave. Ir paleidžiame. Ačiū tau, kad prisijungiai ir susitiksime jau rytoj 3 mūsų dienoje. Gražios tau likusios dienos.